Kaip jautiesi darbe? Tele2 verslui pristato tinklalaidžių seriją apie emocinę gerovę ir emocinį atsparumą versle. Sveiki, mėlyjeji, labai smagu vėl čia matytis ir girdėtis. Ačiū, kad taip gausiai mūsų vartojat. Gaunam daug gerų atsiliepimų apie tai, kad kalbam svarbiom temam, kalbam pakankamai giliom temam ir šiandien turbūt neišimtis kalbėsim apie žiauriai svarbią temą, kadangi šio bent jau įrašo metu artėja Kalėdos, tas labai užimtas periodas, kai visi turim dirbti beprotiškai daug. Tai klausimas, o kaip dirbant beprotiškai daug išlaikyti tą sveiką protą. Ir šiandieną mano svečias, mano bičiulis, puikus psichologas ir atidos, arba kitaip mindfulness praktikų atlikėjas, Paulius Rakštikas. Sveikas, Pauliau. Labas. Ir šiandieną turbūt noriu pradėti nuo tokio klausimo, visada įdomu, o tai kaip psichologai su ta visų krūviu susitvarko, tai kaip tu tvarkaisi, kai tau būna patys užimčiausi periodai? Tai va čia reikia išsiaiškinti, ar čia kaip psichologai, ar čia kaip aš. Atskiri du dalykai, ne? Nebūtinai, aš manau, kad daugelis gyvena mūsų skirtingai. Jeigu klaustų manęs, tai aš sakyčiau, kad irgi ko gero ta tema, kurią mes kalbame, jinai man yra artima, nes aš kai dirbu, tai gana dirbu intensyviai ir kai ilsiuosi, irgi ilsiuosi intensyviai. Bet tikrai ne visi taip gyvena ir turbūt ne visiems taip tinka. O kas yra tas tavo, padetalizuok, intensyvus poilsis, ne, yra toks angliškas posakis work hard, play hard. Tai čia tarsi ir pasakai, kad taip ir gyvene, ne, kad jeigu daug dirbi, tada iš kitos pusės, tu privalai kitai ilsėtis, nes tas, balansas visiems atsibodė žodis, jisai privalomas yra. Kas yra tas tavo intensyvus poilsis, kada tu pasikrauni? Balansas nėra privalomas, jisai... Rekomenduojamas. Čia priklauso turbūt nuo gyvenimo siekių ir nuo to, kur mes tą prasmę matom. Tai mano atveju, aš matau prasmę praleisti tokio kokybiško laiko su šeima. Tai, pavyzdžiui, jeigu galvoju apie vasarą, tai aš nelabai įsivaizduoju save atostogaujantį 2 savaitės, pavyzdžiui. Aš noriu su šeima praleisti kelis mėnesius savo veiklose, kontakte. Tai jeigu aš noriu susikurti tokią galimybę, natūraliai turiu susikurti tam sąlygas. Vadinasi, kitų laikų aš turiu stengtis labiau, kad susikurčiau tas galimybės ir atsitraukti nuo darbo. Tai mano toks motyvas turėti tokio kokybiško laiko ir kadangi auginu 3 vaikus, visi jie yra mokyklinio amžiaus, tai kai jie mokosi, aš stengiuosi tuo metu intensyviausiai dirbti. Kai yra jų laisvi laikai, mes stengiamės leisti laiką kartu. Tai toks labai paprastas tarsi motyvas, bet tai nėra taip lengva pasiekti. Jo, iš tikrųjų, ir aš galvoju, žinai, čia irgi mes kalbam ir, tokiom kartais užduodu ir savo, ir savo pašnekovam nebūtinai patogius klausimus ir turbūt galima iškelt, kad ne kiekvieną žmogų šeima įkrauna, ne kiekvieną, nes, tikrai yra girdėt, kad, žinai, žmonės, kurie yra pavargę nuo darbų, jie yra suirzę, jie nelabai ir nori, tiesą pasakius, ten su vaikais bandyti žaisti, jie nori kažkokio pasikrauti savo būdu, tai kažkokius tai hobius išnaudoti ir turbūt čia irgi negalime jų teisti, yra kiekvienam atskiras būdas, kaip jie pasikrauna. Tai dabar prieikim prie tų vadovėlinių, tokių psichologinių tiesų. Žmonės, kurie turi labai intensyvius periodus darbo, jeigu randa po 5 arba 10 minučių, manau, kad būtų visai rekomenduotina rasti, koks yra geriausias būdas mūsų psichikai šiek tiek įsikrauti kasdien. Aš čia galėčiau turbūt šitą vietą iškart pereiti prie kažkokių vardinimo tų punktų, bet čia siūlau gal šiek tiek staptelt, nes kai mes formuluojam taip klausimą intensyvus laikas, arba ten beprotiškas laikas, tai ką tai reiškia? Galim pasvarstyti. Tai tikėtina, aš taip pats bandau galvoti, kad tai reiškia, kad tam žmogui yra didesnio kažkokio krūvio, pavadinkim, arba didesnio iš jo energijos reikalavimo, arba didesnio reikalavimo, negu jis gali. Mes kalbam apie intensyvumą ne kaip apie objektyvę tokį pamatavimą, bet labiau subjektyvę tam žmogui. Nes, pavyzdžiui, tai, kas man yra norma, gali kitam būti intensyvu. Taip. Arba tai, kas man atrodo intensyvu, kitam visai nebus intensyvu.
Mes galim suprast, nu, jeigu imčiau kokią metaforą, kiek kas gali pakelti svorio, arba kiek kas gali šiaip bet ko padaryti. Mes gautume labai skirtingus atsakymus, kiek kam yra norma. Tai grįžtant prie klausimo, vadinasi, pats klausimas jau yra apie tai, kad nesvarbu, kokia yra norma, jinai yra per didelė tam žmogui. Vadinasi, pats neįprasta. Ir tada klausimą galbūt verta perfrazuoti ir iš to iš karto atsiranda tokie natūralūs atsakymai. Tai yra, ką man daryti, kai aš turiu nenatūraliai savo sunkesnę užduotį? Ką aš darau? Jeigu važinėju su Toyota Yaris po miestą ir man reikia nuvažiuoti į mišką ir gal dar nereikia ištraukti kažką iš bėdos įklimpusi, tai panašu, kad aš irgi įklimsiu. Tai mes galim suprast, kad įvertinti savo galimybės, įvertinti sąlygas, į kurias aš einu, ir va čia šitoj vietoj, su kuo turbūt aš daugiausiai susiduriu per individualius konsultavimus, kad žmonės nuoširdžiai yra linkę ignoruoti savo ribotumus arba objektyviai ignoruoja savo, pasakyčiau, netgi gebėjimus. Jiems pervertina? Pervertina arba netgi pervertina gal būtų toksai jau sąmoningo žmogaus apibūdinimas, kad jisai įvertina ir supranta, kad jis pervertina. Čia jau būtų visai geras rezultatas. Tai, kad neįsivardinęs savo, jisai daro daugiau negu gali daryti. Pavyzdžiui, jo gyvenimas jam pameta kokios nors aplinkybės, kad jam reikia štai padaryti XY ir jis tada tarsi ima daryti, per daug neskirdamas laiko apmąstymui, kaip jis tai darys, kiek iš jo tai pareikalaus, ar jisai yra tam pasiruošęs, ar jisai turi tinkamus įrankius, ar jisai kliaujasi pagalbą, kurią jisai turi. Tai yra toksai ganėtinai nereflektuojantis veiksmas į tą susideginimą. Tai va tokios mintis, kad jeigu mes kalbam apie intensyvumą, mes kalbam apie kitokias savo asmeniškai sąlygas, vadinasi, jeigu jos yra kitokios, vadinasi, man netinka tie patys įveikos būdai, veikimai, kaip aš tai veikiu normaliai. Vadinasi, čia yra tarsi dvi kryptis. Viena kryptis, ko man reikia papildomai, kad aš būčiau tam pasiruošęs, šitą žmonės dažnai suvokia. Ir va štai klausimas tavo nuo pat pradžios, jisai tarsi ir buvo, tai dabar pasakyk, ir aš sakyčiau, ten susijung dažniau su gamta, ten atsitrauk, mes galėsim ten prie tų pereiti, ar ne? Bet yra ir kita pusė, kad aš turiu ir atsisakyti kažko, jeigu aš einu intensyvumą. Va šitą žmonės dažniausiai kažkaip ignoruoja. Jie įsivaizduoja, kad jeigu didėja intensyvumas, tai aš viską darau tą patį. Dar plus ir tada man dar reikia papildomai plus kažkokių štai pameditavimų, čia šaržuoju. Ir tada, kai gerai, jeigu tu to klausi, aš tau tą duodu, ir tada žmogus, bet palauk, tai aš tai neturiu tam laiko, bet aš neturiu tam resursų, aš nemoku. Ir va tada ta kita dalis, kurią žmonės linkia ignoruoti, nes atsisakyti dažnai yra dar sunkiau negu įgyti kažką papildomai, tampa irgi lūžio tokių taškų. Žiauriai įdomią mintį pasakei, nes tai tarsi yra, aš sąmoningai suprantu, kiek yra, taip angliškai sakant, ant mano lėkštės dalykų, žinau, kad toj lėkštėj prisipildys ir klausimas, jeigu nenoriu, kad pradėtų dirbti pro kraštus, tai turiu kažkaip atidėti dalykus. Tai tavo tas pasakymas, mes dažnai girdim kažkokius pakaučinimus, čia taip šiek tiek šaržuoja, nors kaučingas labai prasmingas dalykas, bet dalykus, kuriuo aš nesu daręs ir aš dabar gyvenu labai intensyvų protiškai periodą ir man dar sako, daryk naujus dalykus, kurių nesi daręs. Tai vadinasi, aš dar daugiau turiu išmokti, dar daugiau turiu daryti. Nors tai tarsi įrankis, kuris sakytų, kad kaip tik mane pakraus, bet aš turiu dar daugiau išmokti ir dar daugiau dalykų daryti. Tai čia, kaip sakyt, iš gerų norų galima į pražūtį tiesiai traukinio nenuvaryti, kai tau visi čia prirekomenduoja, ką tau dar reikia čia visokių dalykų daryti. Klausimas iš to išpuolantis. Vadinasi, reikia turbūt daryti tai, ką jau esi kažkada bandęs, gebi ir žinai, kad tave pakrauna. Ir čia yra turbūt tavo tas truputėlį užuomina,
gauti, pavyzdžiui, įkrovą iš gamtos. Tai dar neinant gal į tuos patarimus, į kuriuos mes galim bet kada, tik pasakyk ir mes galėsim perėti, Gerai. bet šitas klausimas tiek savyje dar turi šalutinių tokių reikalingų pasiaiškinti dalykų. Pavyzdžiui, iš kur tas intensyvumas atsiranda? Ar jis yra primestas? Ar jis yra planingas? Ar jis yra netikėtas? Nuo visų tų aplinkybių irgi priklausys, ką aš galėčiau kaip pašnekovas pasidalinti. Nes nuo to irgi labai priklauso. Kartais žmonės neturi jokios motyvacijos eiti tą intensyvumą, nes jį primeta išorė. Arba netikėtumas. Ir jis yra nepasiruošęs. Tada bus vienaip mes kalbėsim. Kita, jeigu jisai sąmoningai eina į intensyvumą ir jisai galvoja, na, va štai dabar bus toks laikotarpis. Ir va tas laikotarpis vėlgi yra skirtingai. Ar tai bus 2 savaitės, ar 2 mėnesiai, ar 2 metai, ar dar daugiau. Ir tada priklauso, na vėlgi, ko jisai siekia, ką jisai aukoja. Mes turim daug atšakų šitoj temai. Dėl to galbūt ir kad klausytojams būtų aiškiau tapatintis su tema, verta pasigryninti, apie ką mes kalbam, apie kokį intensyvumą. Jeigu galvoti apie su to, ko aš dažniausiai suduriu iš žmonių konteksto, tai jis dažniausiai būna kažkoks susijęs su sezoniškumu, dažniausiai mes kalbam apie galbūt mėnesių intensyvumą, bet gali būti ir kitoks. Taip. Ir tada, jeigu jisai yra pasikartojantis, dažniausiai vėlgi jis yra kažkokiu būdu pasikartojantis, tai mes tada galim kitaip formuluoti klausimą, ne kaip man išgyventi intensyvumą, bet tiesiog, pavyzdžiui, kaip jam pasiruošti. Ir tai iš karto jau yra kita potekstė atsakyme, vadinasi tiesiog, aš turiu tam ruoštis, vadinasi, aš turiu planuoti, aš turiu labiau styguoti savo dienotvarkę, savo rutiną, aš labiau turiu valdyti savo tiesiog energiją, lygį. Ir čia turbūt yra daugiausiai atsakymų, kad aš tam galiu ruoštis. Aš pats puikiai suvokiu savo intensyvumą metuose. Ir jis pas mane visada yra rudenį, tada ten metų sandūroj truputėlį atslūgsta, tada vėl jisai pradeda didėti link pavasario ir tada vėl aš sąmoningai planuoju, kad vasarą jisai būtų mažesnis ir jis natūraliai toks būna. Tai pavyzdžiui, aš išgyvenu intensyvumą, na, sakykime, 2-3 kartus metuose. Ir aš žinau, ką aš tada darau. Aš žymiai labiau planuoju, sakykime, turbūt, na, gal ne minučių tikslumu, bet pavadinkim pusvalandžių tikslumu savaitės. Tada tariuosi su šeima, nes jeigu aš intensyviau gyvenu, dalis krūvio tenka ir mano šeimos nariams. Lygiai taip pat kaip ir jų krūvio dalis tenka man. Dėl to verta kalbėtis. Koks tau laukia laikotarpis, koks man, kaip mes viens kitam padedam. Šiaip jau šeima, artimi santykiai yra vienas pagrindinių ramsčio apskritai. Ir jeigu užsiminėjau man tai, kad to ramsčio jeigu nėra, na tada reikia galvoti, kas jį gali pakeisti, nors tokio nuoširdžiai pakaitalo tarsi ir negali būti, bet kažkokie pakaitalai gali būti. Bendrystė, kolegų tarpe, draugai, kažkokios užklasinės veiklos. Čia labai man fainai, žinai, iš karto galim tokį menką nukreipimą, ką pasakėjai apie tą artimą aplinką, yra tokia labai nuostabi knyga Geras gyvenimas, kurią šiaip mūsų klausytojai galite nemokamai atsisiųsti PDF ir visais kitais formatais legaliai, pabrėžiu. Ir, žinai, kartais aš galvoju, tai kas yra tas geras gyvenimas, ir ten yra to ilgiausiai trunkančio Harvardo tyrimo, kur jau net ne viena karta, o kelios kartos yra tyriamos tų pačių žmonių. Atsakymas yra artimi santykiai, ryšiai su tavo tais žmonėm, kurie tave pakrauna. Tik bijau čia pavojinga, Almantai, bet gal užbaik mintį. Jo, tai aš tik tais tiek ir norėjau pasakyti, žinai, tai jeigu tu turi kažką pareflektuoti, tai gali pasakyti. Ten, aišku, knyga yra labai daug apie ką, bet jeigu vienu taip sakiniu, tai yra apie santykius, kad laimingas gyvenimas yra tada, kada turi kuo su juo dalintis. Niekaip negaliu nepritarti, tik tuo pačiu sakau, kad tai pavojinga, nes didelė dalis žmonių nuoširdžiai neturi tokių santykių. Arba tiesiog yra ten visokiausių žvaigždučių.
Tai gal reiktų palikti vilties tai klausytojų dalį ir sakyti, kad galima ieškoti, kaip tą poreikį ryšio kūrimo, čia yra labiau apie tokį intimų ryšį, mes galime ieškoti kitose veiklose. Taip. Ir grįžtant prie tavo klausimo apie tą intensyvumą, aš irgi ruošdamasis šiai tinklalaidai, bet turėjau tą klausimą, žinai, galvoju, aš dažnai savo mokymuose sakau, kad žmonių ta emocinė sveikata yra labai panaši kaip telefono baterija. Tu gali įsikrauti, išsikrauni, tik tais gaila, kad mes neturim to skaičiuko niekur pas mus neparašyta, kiek mes tos įkrovos turim. Lygiai taip pat, tarsi telefono tu žinodamas, kad išvyksi į gamtą 2 savaitėm, negali įkrauti 2 savaitėm papildomai, ne? Ir versle, kas tikiu, kad mūsų pagrindiniai klausytojai yra verslo žmonės, yra tie cikliškumai, tai yra tas vadinamas back to school, tai yra rugsėjo pati pradžia, kur pasiruošimas prasideda jau kokie Liepos, rugpjūčio mėnesiais, tada yra kalėdinis periodas, visi išpardavimai, nauji metai, tada kokios velykiniai išpardavimai. Tai nepaisant to, ar tu dirbi pardavimuose ar aptarnavimo sferoj, tu žinai, kad artėja tas periodas, kur tikrai reikės dirbti daug daugiau, tai tas pasiruošimas man natūraliai irgi kilo klausimas, o tai kaip pasiruošti? Ir čia turbūt nėra tai, kad tu įsikrausi ir varysi trigubai ir viskas bus gerai, čia turbūt yra, kaip tu susiplanuosi tą savo buvimą toje intensyvioje būsenoje. Taip, ir tas susiplanavimas ir susideda iš to, ką aš darysiu ir ko nedarysiu. Vadinasi, intensyvume, natūraliai, aš turiu kažko atsisakyti, tą jau mintį vyščiau, ir tuo pačiu galbūt ką aš darysiu papildomai. Tavo pavyzdys su telefono akumuliatorium, jis yra gal žavus dar ir tuo, kad kuo mes dažniau kraunam, kiek teko skaityti apie akumuliatorius, kad mes trumpinam jų gyvenimo laiką. Ne? Tai vadinasi, aš galiu laikyti labai pakrautą telefoną, bet jeigu aš labai darysiu trumpus dažnus ciklus, aš tokiu būdu tarsi trumpinu gyvenimą. Taip. Tai turbūt aiškiai metafora ir su tais intensyviais laikotarpiais mes turim ribotą resursą. Mūsų kūnas, jisai ribotas. Ir tas intensyvus laikotarpiai, ypač jeigu jie yra neįtin man tokie artimi, pavadinkim, aš nesu užaugęs intensyvume, jeigu man jie nutinka. Tai aš iš karto labai rizikuoju tą savo akumuliatorių labai stipriai susitrumpinti jo gyvenimo laiką. Tai aš tikrai taip labai paprastai sakyčiau, kad labai svarbu atsigręžti į savo intensyvumo istoriją. Ir jau iš jos galima prognozuoti, kiek aš apskritai turiu tolerancijos intensyvumui. Ir jeigu mano gyvenimas buvo dažniausiai ramus, jeigu aš gana šiltom aplinkybėm augau, tai man kažkokia aplinka, kuri mane labai spaus, reikliai mane prirems, nežinau, prie kažkokių tikslų siekimo, aš natūraliai būsiu hiper nepatenkintas toje aplinkoje. Ir jeigu aš esu pripratęs, ne ta blogąja, kaip ten ta šuo, bet tokia savo gyvenimo būdu pripratęs, aš žymiai labiau tolerantiškai priimsiu tą intensyvumą. Ir galvoju, žinai, čia jau mes turbūt prieinam tą vietą, kai norisi, kiekvieną kartą atrodo, kalbi ten 2 valandas, pasakoji tokius giluminius svarbius dalykus ir tada pakyla auditorijai ranka. Pasakykit 3 patarimus, kaip čia tą jūsų 2 valandų visą pašnekesį dabar suprasti, kad ką iš tiesų daryti, nes žmonėm norisi tų lengvų tablečių nuo nelaimių arba, kad, žinai, esu toksai gal ir visai laimingas, tai duokit man dar tas 3 tabletės, kurios būtų dar kad laimingiau pasijust. Turi tablečių? Neuždrausta norėti to gero gyvenimo greitai. Žinai, gal bandau kažkaip viduje ir apginti tą norą. Jis visiškai natūralus, visi mes to norim. Norim greitai, nes mes vis labiau įprantam gauti viską greitai. Aš nežinau, ar tai įmanoma gauti greitai, nes mes kalbam iš esmės apie raumenį. Mes kalbam apie tam tikrą elgesio būdą, įpročių, kažkokią visumą. Čia nėra jokių greitų atsakymų.
Bet greiti atsakymą aš galėčiau, taip jeigu perėti štai per kelių punktų bent jau, tai aš sakyčiau, vienas iš svarbiausių lavinimo vietų yra gebėjimas kiek įmanoma greičiau ir kokybiškiau perkelti dėmesį iš vienos veiklos į kitą. Labai dažnai žmonės dalinasi, kad jie baigėsi darbas, jie galvoja apie darbą, jie eina miegoti, jie galvoja apie rytojų. Ir čia yra labai dažnas reiškinys, tai yra, kad žmogus yra fiziškai vienoj vietoj, bet jis galvoje yra kitoj vietoj. tą galima treniruoti, tą galima ugdyti, gebėjimą uždaryti duris, pereiti į kitą veiklą. Jeigu mes šitą treniruojam, tuomet atsiranda galimybė kalbėti apie intensyvumą. Nes intensyvumą mes labiau priimsim, jeigu mes sugebėsim per trumpesnį laiką pailsėti. Per trumpesnį laiką mes... Kokybiškai. Per trumpesnį laiką mes pailsėsim tuomet, jeigu mes, kai prasideda poilsis, mes... Pradedam ilsėtis. Kiek žmonių pradeda ilsėtis pasibaigus, nežinau, darbo valandom arba prasidėjus savaitgaliui. Čia tu, žinai, atsiprašau, kad pertraukiau, tave labai gerą temą palėtei, nes dažnai girdim, kad, žinai, išvažiavau savaitės, neduok dieve, čia, man atrodo, savaitė labai trumpai atostogų ir supratau, kad pradėjau ilsėtis, likus 2 dienom iki vėl darbo pradžios, ar ne? Tai reiškia, praėjo 5 dienos, aš jau supratau, kad jau mintimis palikau tą ofisą ir dabar turiu 2 dienas poilsiui, kas tada galo. Labai didžiulis stresas, nes kaip aš dabar čia per 2 dienas pailsėsiu, nes tik dabar pajutau, kad pradedu ilsėtis. Tai aišku, kad mes čia turbūt, mėlėjai, šnekam apie atidos praktikas, ne? Turbūt visų pirma, kad dėmesio perkelimas yra atidos, tai čia turbūt plačiaja prasme, kad nes ir tų praktikų yra labai įvairių. Jeigu kalbam apie raumenį, kurį reikia treniruoti, tai turbūt tai ir yra tos atidumo, dėmesingumo raumens treniruotės. Ir ne tik. Aš sakyčiau, gali kiekvienas klausytojas paklausti savęs, kas jiems labiausiai, greičiausiai perjungia jų orientaciją galvoje, pavyzdžiui, iš darbo į poilsį. Ir tai nebūtinai bus šitos praktikos. Pasidalink, čia įdomu, o kokios tai gali būti veiklos? Pavyzdžiui, hobiai mėgstame, ne? Turbūt universaliausias dalykas, kuris pajungia kūną. Tai jeigu mes kalbam apie kas bėgioja, kas ten kažkokiais kitais fiziniais pokyčiais užsiima. O kodėl kūnas svarbu čia šitoje, nes jeigu kalbam apie protą, kodėl kūnas svarbu? Mėgstu tokį sugalvotą metaforą, kad mes spyną bandom atrakinti raktu, o ne spyną bandom atrakinti su spyna. Tai jeigu mūsų susiję, o tikrai susiję mąstysena, jausmai, kūnas, elgesys, ar ne, tokia kaip visuma, tai vienas geriausių būdų vieną atrakinti per kitą. Nes jeigu intensyvumas pasireiškia viename iš šių elementų, aš galiu būti per daug įnikęs, užsiciklinęs tame. Ir negebėti tuo pačiu elemento atrakinti. Taip, vadinasi, man reikia kito būdo, kito prieimo. Ir kūnas šiuolaikiniam žmogui yra labiausiai užrakinta vieta. Ne tai, kad užrakinta, čia tarsi... Galimybių pilna. Galimybių pilna, Taip. Kurią mes slopinam dėl savo gyvenimo būdo arba darbo, ten sėdimo, ofisinio ir panašiai. Vadinasi, kūno, dėl ko tikrai daugeliui tai tinka, nes kūnas, mes juo labai greitai persiorientuojam. Tai dėl to esu visiškas, nežinau, kūno propaguotojas šitoj vietoje ir dėl ko netgi, pavyzdžiui, kalbant apie atidos praktikas, meditacijas, dėl ko yra sunku žmonėm, nes jeigu jie intensyviame galvojime prisėda ramiai stebėti kvėpavimo, daugeliui tai tiesiog nepavyksta. Nes jie sako, aš negaliu išbūti mintise. Aš nežinau, kad aš kvėpuoju. Ir yra per sunku. Tai tuomet būdai, kurie aktyvuoja mūsų jutimus, tai labiausiai turbūt reklamuočiau, kas susijęs su gamta, kas susijęs su vandeniu. Tai, kas mums duoda labai aišku jutiminį. Neapsigaukim su maistu. Šiaip maistas irgi gali būti tai. Bet mes maistą dažnai vartojam irgi tokių nesąmoningų būdų. Pavalgau, net nežinau, ką suvalgiau. Užsivalgau, ne, ir bandau suvalgyti tai, ką galvoju arba jaučiu. Tai iš vienos pusės, na taip, čia irgi per jutimą, bet čia ne visada geruoju būdu. Ir man tai, žinai, įdomu per kūną, nes galvoju, tai yra
toks tarsi lengviausias turimas instrumentas, kurį aš galiu įdarbinti ir pasiekti per kūną savo kažkokias tai nesąmoningas mintis, ne, kaip pavyzdys, visi daug kas mane seka, mato, kad aš, pavyzdžiui, einu visus pranešimus ant scenos lipu su koine. Lygiai taip pat aš žiauriai jaudinuos, esu introvertiškas žmogus ir man labai patinka jausti kintantį pojūtį savo kojose, kaip ta scena ten visas, nes aš su batais jaučiuosi labai bukas. Tai irgi, man kitaip neišeina, aš jaučiuosi pakankamai kvailas šitoje vietoje, man neišeina, žinai, atsisėsti, sakyti, aš dabar lipu ant scenos ir man viskas bus gerai, man pasiseks, aš galiu bandyti tai kartoti, dedu žingsnį ant scenos ir viskas dingsta. Taip. Kai aš turiu pojūtį aišku savo kojose ir galvoju, kaip ten jaučias tos mintys, kurios sako man, tau nepasiseks, į tave čia visi žiūri, tu ten storas, plikas ir visoks, žinai, minčių visų mes visi turim labai fainų. Tai jos kažkur šalia būna, gyvena savo gyvenimą, bet aš darau tai, ką man reikia. Tai toks atsirakinimas per kūną, aš visą laiką labai mėgstu šitą pavyzdį, nes man atrodo jis labai prasmingas, nes labai iliustratyvus, labai aiškiai pasakantis, ko tu gali tikėtis. Tai man atrodo atidos praktikos, kurios yra ten per kūno skenavimą arba išėjimą gamtos maudynės. Dabar labai populiarėja, nuostabi specialistė Giedrė Žalytė parašius nuostabią knygą apie tai ir man atrodo, mes su tavim esam ėję, šiaip gal galim prieiti jau tą temą į žygį, tokį lyderystės labiau žygį, bet galbūt netgi tokį patyriminį žygį, kur juo nėra siekiama kažkokių labai aiškių tikslų. Tai aš labai noriu, kad tu papasakot, nes man iš esmės tai yra viena labiausiai įstrigusių patirčių. Nes štai dabar yra ruduo ir oras tikrai nelepina ir vis tiek einama į tuos žygius ir ten einama tikrai ne dėl pramogos. Tai labai noriu, kad prasiplėstum ir galbūt pakviestum, nes tų žygių vyksta tikrai ne tik tu, aš esu girdėjęs, kad daug ir man atrodo pakankamai populiarėjantis formatas. Tai jeigu klausim to, duokit tą receptą, duokit tą piliulę, tai man atrodo žygis yra vienas, tik tais turbūt čia skirtingai nuo to, ką tu gali kasdieną daryti po 5 minutės, čia jau reikia pasiryžimo ir išeiti porai dienų. Tai gal galėtum prasiplėsti truputėlį apie tą grįžimą į gamtą, man atrodo jis labai prasmingas. Neužilgo, tik tau bekalbant, dar man gimė vienas akcentas, kurį noriu pasakyti apie, tu dalinaisi, kaip tu per tokį įsižeminimą leidi savo būti tokiu čia ir dabar, nepanirti į tas tokias mintis, kurios tave stabdo. Ir čia, sakyčiau, labai būtų gerai susivokti, ar intensyvume aš esu įsižeminęs, kaip aš esu jau intensyvume, nes aš galiu intensyvume būti nervingas, arba aš galiu intensyvume būti susijaudinęs, galbūt energingas, ne? Tai kaip aš patiriu intensyvumą, būtų labai svarbus. Čia tu turiu omeny energingas, čia jau ta pozityvia, ar tai mane įkrauna, ar aš jaučiuosi toksai turintis gerosios energijos ir užkurtas veikti, ar aš jaučiuosi toks labiau sugniždytas, kad aš esu priverstas prieš beveik savo valią daryti dalykus, kurių dar yra daug daugiau negu įprasta, ne? Taip, būtent. Žinai, galim pagalvoti, visi esam turėję kažkokių fizinių treniruočių, štai vėl kalbant apie kūną. Ir kartais aš galiu atiduoti visas jėgas, kai griūnu jau, bet aš galiu labai skirtingai jaustis. Aš galiu galvoti, eina savo, kaip gerai, visas jėgas atidaviau, ne? Ir aš turiu tokį jausmą, toks tonusas, toks teigiamas, ne? Arba aš esu išsekęs, nuvargęs, paskutinės jėgas atidavęs. Ir nuo to irgi, sakyčiau, keistusi, taktika, ką su to daryti. Vienu atveju man reiktų galvoti, kaip tą energiją palaikyti, gal net įsisąmoninti, ką aš darau gerai, kad aš tokiam intensyvume ir taip gerai jaučiuosi. Aišku, čia gali būti kažkokių ir saviapgaulių ir taip toliau, reiktų tokio sąmoningumo. O jeigu esu išsitaškęs ir vadinasi, reiktų kažko iš esmės kitokio, reikia didesnių netinka pokyčių. Tas veikimo būdas, reikėtų paieškoti kitų. Taip, galbūt, vėlgi, gal aš stokoju kažko, gal aš įsikimbu į kažką. Labai svarbu gal, kad intensyvumas savaime, jisai nėra gal netgi ir blogai. Jis nėra nei gerai, nei blogai. Nei gerai, nei blogai. Priklausomai, kaip tu tame esi, kaip tu iš to išeini. Ir čia gal irgi galėtų būti refleksija
su savim po intensyvumo, kaip aš tai išgyvenau, ar aš norėčiau vėl į tai eiti. O jeigu eisiu, kaip aš tam galėčiau geriau pasiruošti. Paprastai, kai aš susiduriu su intensyvumą išgyvenančiai žmonėm, tai jie sako, o viskas, nenoriu Niekada apie tai, daugiau. nenoriu apie tai galvot, viskas maždaug. Ir tada, kai artėja intensyvumas, štai su pedagogais neseniai kalbėjau ir jie ten laukia su baime ten vasario ar kažkurio iš tų mėnesių, kai jie žino, kad ten jiems būna sunku. Tai jau atskleidžia, kad aš tame intensyvume kenčiu. Bet jeigu aš galvoju, jėga, tiek spėjau ir padaryti, ir esu patenkintas rezultatu. Ir suvaldžiau, ne, jausmas, kad, toks nuostabiai klaidingas tas jausmas, kad aš kontroliuoju, bet jis kartais toks apgulingai malonus. Ir aš galiu vėl ruoštis kitam. Tai gal čia komentaras, o grįžtant tada prie gamtos, vedu įvairiausius tos patyriminius formatus ir tau kalbant tarsi paminėjai juos kelis skirtingus, tai gal vertėtų juos atskirti, jeigu mes kalbam apie žygį ar gamtą kaip intensyvumo piliulę, tai žinoma, tam reikia laiko, bet ir nebūtinai, kokie ten Japonų, jeigu čia žiūrim Japonų, bet gana ir juokinga žiūrėti Japonų, nes mes turim tarsi žymiai ir daugiau medžiagos ir savo krašte. Tai rodo, kad net ir maži gamtos patyrimai labai trumpi. Aš galiu išeiti gyvendamas centre Vilniaus ir ten pabūti po medžiu, nors tai vėlgi gali atrodyti tam tokiam įnikusiam protui kažkoks dirbtinas reikalas, ten eiti, nežinau, paliesti medžio drevę ar ten pačiupinėti lapus. Pauostyti lapus. Taip, bet jeigu aš esu tame įgudęs ir paprastai tas įgudimas žmogus susiformuoja, kai jisai pasimoko to intensyviame laike, pavyzdžiui, aš turiu kelias dienas, galbūt atsitraukiu į tą gamtą, ją intensyviai patiriu. Ir tada reflektuodamas galvoju, kokią elementą aš galėčiau neštis ir būdamas mieste. Ir aš pats gyvenu miesto centre, einu dažnai iki tokios, pavadinkim, labiau pilnavertiškos gamtos kokių 15-20 minučių. Ir aš padarau tam tikrą ratelį, bet kai aš jau pasiekiu tą gamtos lopinėlį, aš prisėdu, aš apsidairau, aš pakvepuoju, aš padarau tam tikras intervencijas, bet ir aš jaučiu, kad man tai padeda, bet man jos padeda tada, kai aš esu prieš tai jau pamankštinęs tą raumenį. Jeigu aš ištrauksiu žmogų, kuris, nežinau, 10 metų ofise, tai jis nieko ten nepajus, nieko jis toj gamtoj neatras. Ir aš sakyčiau, čia geras indikatorius, kiek tu žmogau esi robotas, o kiek žmogus, tai yra patirinėt, kaip tu greitai randi ryšį su gamta, kai tu joje atsiduri. Ir daugybė žmonių su jais išvyksti į mišką ir jie nežino, ką ten daryti. Ten nieko nėra, ten nieko nevyksta. Ką čia veikti? Jokio veiksmo nėra. Jokio, o jeigu dar ryšio nėra, jeigu dar kažko, tai kančių kančia. Tai čia geras testas, galim galvotis, per kokias mikropraktikas aš jaučiu ryšį. Vėlgi, gal čia verta pasakyti, kad jeigu to ryšio niekad neturėjau iš vaikystės, paauglystės, bus labai sunku, tai bus dar labiau dirbtina. Gal tuomet ir nuoširdžiai sakyčiau, gal ir neverta kankintis, tada gal verta ieškoti kitų būdų, kaip tai daryti, nes mūsų tikrai tas ankstyvas palikimas, jis mums daro labai didelį įtaką. Taip sako, per pirmosius 7 vaiko metus susiformuoja mūsų psichografija, kaip mes apskritai gyvensim savo gyvenimą sąmoningai, nesąmoningai. Matyt, čia irgi nereikėtų nurašyti, kad jeigu užaugom ant plytų ir betono, tai nereiškia, kad negalim atrasti tos gamtos. Man atrodo, kiekvienas turim. Kiek dabar miestiečių atranda kaimą ir keliasi ir restauruoja senus namus, čia kaip atskiras judėjimas, kuris irgi taip pasaulyje vis bangom tokiom nusireta. Ko gero, tai irgi vienas iš tų būdų atsitraukti. Aš šitai žiūriu kaip į tam tikrą kategoriškumą, tokią atsirandantį iš tam tikros desperacijos. Taip šaržuojant gal pasakysiu, nes jeigu tu nuolat
kuri ryšį, tau nereikia kategoriškų veiksmų. Jeigu atsiranda noras kategoriškai kažką keist, vadinasi, jau yra kažkoks tai pralauktas momentas, tinkamas daryti intervencijas. Na, bet dėja taip yra, nes mes tikrai įsisukam, užsimirštam ne tik mėnesiais, bet ir metais, ir dešimtmečiais, ir prabundam. Jo, ir sako, kaip ten yra kažkokia tokia labai nelogiška formulė, bet kad tarsi tiek laiko, kiek tu pragyvenai nesąmoningą gyvenimą tokioje savo minčių uždarytame kalėjime, tai tikėtina, kad nemažiau prireiks laiko, kad išeitum į sąmoningą savo būseną. Esu girdėjęs psichoterapeutus taip kalbant. Mūsų laikas labai beveik jau sutiksėjęs, labai įdomu su tavim kalbėtis. Dar galvoju, pabandyti paieškoti su tavim likusį pokalbį tų tokių, galbūt ne tablečių, bet tokių tiktakų mažų, kurie galėtų šiek tiek praskaidrinti tą būsimą labai aktyvų periodą žmonėm, kurie tikrai dirba versle ir yra labai užimti. Aš tiesiog galiu pradėti nuo savęs, ar ne, pasidalinti. Mano hobis yra muzikavimas, aš muzikuoju beveik visą savo, kiek atsimenu, gyvenimą, tai man užtenka kokių 10 minučių kiekvieną dieną, kai aš labai aktyviai dirbu, o organizuodamas renginius ir konferencijas būna, kad tenka dirbti ir po 12 ir po 14 valandų, kokius 2-3 mėnesius. Tai yra norma, aš supratau, kad tai yra duotybė, kurios aš negaliu pakeisti, taip tiesiog būna. Ir aš jau nebesistengiu to pakeisti, bet aš esu atradęs savo įveikos būdų, tai aš, pavyzdžiui, atsisėdu, pasiemu gitarą, užsidedu ausines ir 10 minučių kas antrą dieną pagrodamas aš jaučiu, kaip mane tai pozityviai veikia ir aš tikrai įsikraunu. Tai man atrodo, čia irgi mano tokia rekomendacija, kad jeigu mes turime hobį, kurį galima atlikti namuose kažkokią, nepaisant to, kad mes turim labai didžiulį pasirinkimą ir sportų ir visko, kartais suprantam, kad iki to hobio reikia labai toli daeiti, nežinau. Ta pati gamta, jeigu gyvenu mieste ir noriu išvykti stovyklauti, tai tu gali į Vingio parką Vilniuje nueiti, bet jeigu noriu visai nematyti žmonių, tenka pavažiuoti. Tai atrasti tų kasdieną tokių lengvai pasiekiamų, greitai įeinamų būsenų, man atrodo labai prasminga. Kas dar be hobių yra tokie patvirtinti ir iš tavo patirties būtų dalykai, kuriuos verta bent jau pabandyti, argi jie gali įkrauti? Labiausiai ateina į galvą gal tai, apie ką šiandien dar nekalbėjom, pirmiausia įsisąmonint prasmę šito intensyvumo. Nes tai yra iš esmės pagrindas, nuo ko man atsiranda noras ar nenoras jį absorbuoti tinkamai. Tai jeigu ta prasmė yra primesta, nesuprasta, jeigu iš tiesų aš tiesiog bandau iškentėti, tai man net nebus jokios energijos ir jokios motyvacijos daryti tuos žingsnius, ką tu sakai. Bet Pauliau, aš noriu, atsiprašau, kad pertraukiau tave, truputėlį į realybę grąžinti, kad labai daug žmonių, kurie dirba versle, jeigu jie nėra, kaip aš ir tu, freelanceriai, verslininkai, jiems tos situacijos, jos yra tam tikrą prasme primestos. Kaip pavyzdys, gruodžio mėnesis, visas kalėdinis periodas neretam verslui prekyboje yra trečdalis visų metinių pajamų. Puiku. Tai per mėnesį tu uždirbi trečdalį visų metų. Tai reiškia, kad reikės 3 kartus arba 4 kartus daugiau dirbti. Ir tai nėra, kad turbūt darbuotojai labai lauktų, ar ne? Jeigu tai yra samdomi profesionalai, tai turbūt yra, supranta, kad dabar reikės daryti. Bet ką, tai nėra, toksai pasirinkimas, kad aš pasirinku nedaryti. Jūs, hebra, dirbkit, man kalėdos šiais metais neegzistuoja. Tai yra toksai truputėlį primestas. Tai aš galvoju, čia toks, tarsi pabandžiau pagrąžinti į realybę, kad retas, kuris mes galim kartais, kaip tu paminėjai, kontroliuoti ir rinktis, ne? Kartais tiesiog turim išbūt tą periodą. Girdžiu, ką sakai, tuo pačiu norisi pasakyti, kad jų pasirinkimas dirbti, gal aš esu vadybininkas, taip, ten kažkokios ryties, tai lygiai taip pat tas intensyvumas yra mano pasirinkimo dalis. Tai aš bandau vis tiek apginti tą mintį, kad prasme, jeigu aš tai darau, aš vienokią ar kitokią turiu. Tai, prasmė yra ne tik tai, kad aš susigalvoju, nežinau, kad aš tapytojas ir tapau paveikslus ir tik tame galiu jausti, kad aš galiu tapyti po 16 valandų. Jeigu aš esu ofiso vienoks ar kitoks funkcionierius, pavadinkime, tai lygiai taip pat aš tame turiu kažkokią prasmę.
ir kiekviena jinai mūsų. Tai grįžti prie prasmės yra universaliai būtina. Nes jeigu aš įsisąmoninsiu, kad šiaip tai jokios prasmės, kokią aš čia tą darbą darau, tai tada net ir neintensyvus laikotarpis, jisai man bus kančia. Tai mes kalbam, kad intensyvumas jis iš manęs natūraliai pareikalaus daugiau pastangos negu norma. Tai prasmė yra kaip bet koks pamatas. O tada jau mes jau galim kalbėti. Jeigu aš tą prasmę turiu, vadinasi, aš galvoju, kaip man greičiau persijungti, kaip man vadinasi brėžti ribą. Ir čia ateina riba, kaip pasakyti ne kažkam ir tame tarpe galbūt tiek ir darbe, tiek ir nedarbe. Ir pasakyti savo, gal net ir pomėgiam pasakyti ne kuriam tai laikui. Arba galvoti, kaip, tiesiog sakyčiau, kam sakau ne, kam sakau taip. Labai aiškus planas. Aš, pavyzdžiui, turiu pas save darbo kambarį ant sienos tokį kalendorių, kur aš žymiuosi metų laikais, ką aš tose metų laikuose stengiuosi daryti. Ir tai, ką aš darau vienam metų laikė, aš negaliu daryti kitame. Nes tiesiog aš taip ir planuoju tą savo intensyvumą. Tai jeigu man reiks kažko atsisakyti, puiku, aš tada ir nekvaršinu galvos, aš savo pasakau, aš nekvaršinu galvos tuo laikotarpiu apie tai ir tai. Tai yra, kuo reikia daugiau intensyvumo, tuo reikia aiškesnių ribų. Labai geras sakinys. Taip pasakyčiau. Ir tada yra riba. Ir riba su viskuo, su žmonėm, su ryšiais, su veiklom, su sveikata tame tarpe. Vadinasi, man sveikatą reiks ne tada tikrintis, kai yra intensyviausias laikas. Man reikia techninę apžiūrą prieš arba po. Jeigu aš vairuoju taksi automobilį, aš dažniau tai darau, taip tikrindamasis. Jeigu aš gyvenu intensyviau, vadinasi, man reikia daugiau dėmesio savo būkliai. Vadinasi, aš į tai turiu žiūrėti labiau atsakingai. Kas dar nutinka intensyvume, kad žmonės, pavyzdžiui, kaip pasakysiu, jeigu rūko, ir yra intensyviau, tai jie dar intensyviau rūko, pavyzdžiui. Taip. Tai aš galiu būti sąmoningas tame, kad aš čia dabar kažkokio nenešu sveikos gyvensenos vėliavos, bet galiu pasakyti, kad tai aš rūkau ir rūkysiu, bet gal aš galiu bent jau šito neintensyvint. Gal aš galiu galvoti, kokį aš kitą elementą, savo sveikesnį įvedu. Nes tai nėra tinkamas įveikos būdas. Kaip man vienas klientas, vieną kartą aš vos nuo kėdės nenukritau, kaip jisai, lyg tarp kitko tiesiog užsiminė, kad jis be 20 espresso, jis neprasideda diena. Nedirba, ta prasme. Realiai, aš net perklausiau kelis kartus, sakau, ar čia metafora buvo, ar ne, čia sako, realiai. Ir aš tada galvoju, tai mes čia palauk, turim kažkaip kitaip kalbėti. Jau, mes čia link priklausomybę atsisakymo turėtume eiti. Taip, tai labai svarbu pamatuoti tą savo adekvatumą ir aš sakyčiau, brėžti ribas, dėliotis struktūrą, susitarti su aplinkiniais, pagalvoti, kaip aš paruošiu savo kūną, kaip aš per jutimus dažniau atsijungiu nuo veiklos, net ir trumpam, sistemingai. Kaip man pailsėti kokybiškai. Tiesiog tokie higieniniai iš esmės dalykai, bet jie nėra lengvi, jeigu jie nėra planuojami. Tai planas jis visada sukuria daugiau šansų išgyvenimui, kaip ir bet kur. Nuostabiai, galvojau, koks tavo turėtų, paklaust paskutinis palinkėjimas ir sakinys, ir štai man net neklausus, tu viską išvardinai. Aš dar tik tai tada visai pabaigai norėčiau galbūt irgi, man tokia gimė mintis paskutinė galvoj apie tą prasmę, grįžtant, kad jeigu aš nematau prasmės kažką daryti, tai nereiškia, kad jos nėra. Kartais reikia jos tiesiog paieškoti. Nes jeigu mes niekados neieškojom, kodėl aš darau dalykus, tai aišku, kad turbūt nežinau, nes tu tiesiog iš inercijos važiuoji ir galvoju, tai kur nurėdėsi, bet turbūt pasigalvot, kaip sakai, tą planą turėti ir paieškoti tos prasmės, man atrodo, irgi yra. Ieškoti prasmės yra prasminga, nes po to atrandi, kad, žiūrėk, čia šitam name egzistuoja pamatai ir dabar galima ir sienas dažyti ir galima jau kažkaip tai kurtis viską ant viršaus. Tai dar kartą ačiū, Pauliau, kad atėjai, apsilankei, man atrodo,
žiauriai gerų minčių, tokių net sentencijų, kurias galima užsirašyti ir kasdien kartoti. Šiandien gimė mūsų pokalbėje, tai aš mūsų mylėjom klausytojams ir žiūrovam priminsiu, kad kalbėjome su Pauliumi Rakštiku, psichologu, atidos praktikų atlikėjų, žygių vedliu gamtoje. O aš, Almantas Dulkys, turbūt dar kartą dėkoju, kad prisijungėt, išklausėt, tikiuosi, tokių prasmingų ir svarbių dalykų, kuriuos, jeigu pabandysite įsivardinti savo, gyventi sąmoningai arba sąmoningiau, tai toks palinkėjimas, kad turbūt, kad išlauksit, išbūsite tas sudėtingas akimirkas, tuos sudėtingus periodus ir turbūt toks paskutinis, kad jeigu planuosit ir planuosit, kad viskas bus gerai, tai viskas ir bus gerai. Tai ačiū, mylėjai, ir susiklausom, susimatom kitą kartą.